Populiariausias pasaulio žaidimas futbolas pristato Utenos Utenio radio laidą Vienas tikslas, viena komanda. Kiekvieną trečiadienį nuo 15 valandos per Utenos radiją. Kartojama po 15 valandos žinių ketvirtadienį. 15 valandų 9 minutės, labadiena visiems Utenos radio klausytojams. Trečiadienis, birželio 10 diena, nuo tie, kurie klausotės ketvirtadienį kartojimo, jau žinoma jums šypsosi ir ketvirtadienio diena, birželio 11 diena. Na, bet nesipainiojant tarp dienų, žinoma, su jumis Vienas tikslas, viena komanda. Utenos Utenio futbolo komandos laida, kurioje išties gausybė daug futbolo, o dabar apie futbolą kalba ne vien tik tai Utenos radijas, bet ir žinoma žvaigždės nuo Marijono Mikutavičiaus iki tiesiog, Natalijos Bunkės ir visi nepatenkinti Lietuvos futbolo federacijos veiksmais ir žinoma Lietuvos rinktinės pasirodymo. Tuo tarpu šiandieną mes pasikvietėme didžiausią, ko gero, futbolo specialistą, kuris taip pat įnikęs į šį klausimą opų ir sprendžia, ką daryti su Lietuvos futbolo rinktinė. Aurimas Meidus šiandieną svečiuojasi pas mus, Utenos Utenio antrosios komandos vienas iš trenerių, šiandieną šypsosi prie studijos stalo. Sveikas gyvas, Aurimai. Labą dieną. Ar teisingai tave pristačiau, kad esi tas žmogus ir specialistas galintis pagelbėti Lietuvos futbolo federacijai? Gal per garsiai truputį. Aš tėliau tada paklausiu, ar esi tas žmogus, kuris gali pagelbėti futbolo federacijai? Aš manau, ateityje turbūt galima tikėtis to. O dabar kodėlgi ne? Reikia ryžtingų sprendimų, viską iš pašaknų versti. Žinoma, mes juokaujame. Taigi, kaip supratote, Aurimas Meidus šiandieną pas mus svečiuojasi, apie jį ir pakalbėsime, apie futbolą taip pat. Aurimas yra tas žmogus, kuris drąsiai gali pasakyti taip, jis nėra legionierius, taip, jis nėra kilęs iš Dzūkijos, Suvalkijos, šiaurės kažkokio tai Biržų krašto, kur yra stiprus alus, jis yra Tūlas Uteniškis, ar tiesa, Aurimai? Taip, tiesa, gimęs Utenoje ir augęs netgi Utenoje. Kokiame mikrorajone spardėjai kupstus ir mindai žolio žaisdamas futbolą? Augau Vyturių mikrorajone, pradėjom spardyti turbūt 5 vidurinės stadione, buvusios, dabar Vyturių vidurinės mokyklos stadionas vadina. Supratau. Utenai. Tai klausyk, iš tikrųjų Uteniškių Utenio komandoje nėra per daugiausia, neskaitant prezidento ir šalia sėdinčio Fausto, kuris maigo klaviatūrą, daugiau tai vargu bau tenai. Tiesa, Marius, techninis direktorius dar yra, daugiau viskas, personalas, tik tai visi samdyti, surinkti kažkokie legionieriai, kaip pats atsidūrė Utenos Utenyje. Kodėl pamiršo dar trenerį antros komandos vyrą Egidijų Varną, jis irgi yra Uteniškis. Čia jau legenda, jau Varna, kaip sakant, Varnos iš lizdo neišmesi. Negalima. Negalima. Čia iš tikrųjų, iš toj vietoje Egidijui didžiausi linkėjimai, aš dar stebiuosi, kaip Faustas neužverbavo atvesti jo į Utenio laidą. Faustai, atvesi, pažadi. Gerai, kitą savaitę. Ne kitą, bet atvesim, gerai. Sutarėm, tai žodžiu, kažkada tai tikrai bus ir Egidijus Varnas. Bet dabar visas dėmesys ir centruotė yra į Aurimą. Aurimą, iš tikrųjų, Utenoje su futbolu prisiminus tuos gerus laikus. Patsgi esi, tikrai ne jauniklis, pavadinkime taip, ne pats vyriausias, ne pats jauniausias. Virš 30. Dar nėra? Yra virš 30. Virš 30 metų. Ir gyvenai, tokiame laikotarpį, kai nei buvo renovuotų stadionų, nei Utenio stadione, galima buvo žaisti futbolą, bet geriausiu atveju mėgėjiškų principų ir kaip pats minėjai, geriau buvo gainioti 5 vidurinės, dabar Vyturių progimnazijos stadioną, kuris taip pat nebuvo idealus netgi tam kiemo futbolui, pavadinkim taip. Kodėl mes gal labiau į tą aikščių kokybę nežiūrėdavom? Nebuvo svarbi. Nebuvo svarbi, svarbiausia būdavo kuo daugiau laiko praleisti su to kamoliu ir... Kokie vartai buvo? Ar kažkokius rasdavot pagalius, ar užtekdavo kažkokių portfelių, kuprinių ir žingsnius atmatuoji, susitari su tais, kurie žaidė futbolą, ar 9 žingsniai, ar 11 žingsniai, ar mažiau ten ir pasidalini tą aikštę ir žaidė? Jo, būdavo ir netgi ir pagaliai, ir kuprinės, būdavo ir paprasčiausi džemperiai, taip vadinami. Silpnesnį kokį pastatydavai? Būtinai. Vietoj virpsto. Tai. Stambesnis, užvartės kapitonas. Būdavo ir tokių, tai. Svarbiausia būdavo jo, kuo daugesnė laiko praleisti stadione. Ar galima buvo Utenoje išmokti futbolą?
tavo pavyzdys rodo, kad galima, ar vis tik tai to futbolo išmokai tokio pagrindo visiškai ne Utenoje? Kaip pasakyti, pirmi žingsniai tai buvo Utenoje, sporto mokykloje. Pirmas treneris gal pradėjau pas Augustinas, toks treneris buvo, aš nežinau, dabar jis dar dirbo kažkurį laiką su vaikais, bet jo jau nebėra. Treneriai keitėsi mūsų iš pradžių gal dažnai, paskui gal 13-14 metų Sigitas Vilutis perėmė mūsų 81 metų gimusią komandą ir kol baigėm sporto mokyklą jis ir buvo mūsų treneris. Realiai galima, skaityčiau gal turbūt iš jo daugiausiai išmokom. Ar prisimeni tą laikotarpį su nostalgija kažkokia tai? Be abejo. Kur vyko treniruotės? Utenių stadione? Labai retai. Mes treniruodamėms daugiausiai Vidurių pagrindinės mokyklos stadione. Taip, tenai. Ir treniravomėms, ir po treniruočių lygdom, žaisdom su draugais. Aš sakau, kad galima sakyti, tenai visas laikas ir prabėgdavo tam stadione, kuris dabar tikrai sukelia didelę nostalgiją, pamačius vieni. Nueini kartais į Viturių stadioną? Be abejo, neseniai buvau, praėjau šalia. Tai virpėjo oda? Be abejo. Aurimai, kokie pasiekimai tavo futbolo karjeroje, pavadinkime taip, vis tik tai, sakė, 81 metų gimimo berniukai žaidė, tai vadinasi, buvo kažkokia jau suburta komanda, kuri turėjo ambicijas ir norą pasirodyti. Nebloga buvo komanda, aš kiek atsimenu, tikrai. Ką galėtum prisiminti iš tų žmonių, kurie galbūt dabar net likę yra futbole, arba bent jau, su nostalgija klausytojas galbūt prisimint, taip, ta žmogų ir aš pažįstu. Buvo tikrai nemažai žaidėjų, kurie, gal likusių, kurie dar su futbolu kartu, Darius Braziulis, taip pat mano metų. Lakšto jisai? Laksto dar jo. Pasiutęs. Taip, jisai turbūt nepasens niekada. Nėrius taip pat Šakalys, Vaidas Baltaduonis būdavo tikrai, skaitydavo visi gerų žaidėjų, bet tik nesupratau sprendimo jo mesti futbolą baigus mokyklą. Tikrai buvo geras žaidėjas ir tuo metu, kiek aš atsimenu, jisai netgi buvo Utenio pagrindinėje komandoje, startinį sudėtį lošdavo netgi 12 klasėje, atsimenu būdamas. Ar buvo ambicijos jum kaip berniukam gimės, ten laikotarpį būti jau Utenijoje, jau kažkoks tai karjeros žingsnis, didžiulis laiptas ir pripažinimas vyrų komandoje? Aš atsimenu save, mes su malonumu eidavom padavinėti kamuolius ir pešdavomėms, kas paduos vartininkui kamuolį. Tai Utenis, aš kiek atsimenu tada, paskutiniai metai buvo aukščiausio lygoje, 87, kai mane pirmą kartą nusivedė galbūt į stadioną tėtis. Ir nuo to laiko stengdavaus nepraleisti nei vienų varžybų Utenio. Pats pagrindinis, kaip sakyt, tikslas būdavo atnešti kuo daugiau vartininkų kamuolių. O kas keisdavo rezultato toje tablo lentą, kurioje buvo daugiausia taip pat noro irgi galbūt trintis? Vykdavo kova irgi, kiek atsimenu. Mes, man atrodo, ir patys ir keisdami rezultatą ir kamuolius padavinėdavo. Ten daugiausia būsų duobių prikasta, tai ko gero dažnai trindavotės iš tikrųjų. Netgi sėdėdavom, atsimenu, prie tos legendinės tablo. Kada pirmą kartą žaidamas futbolą pačiupinėjai ir tikrą užsienietišką kamuolį, kas dabar yra įprasta, tarkim, Utenio komandoje turi visą krepšį ir jų net neskaičiuoja, ar ten vienas dingo ar nedingo, bet iš tikrųjų tuo laiku turėti kokį nors Adidas ar Nike ar kitos firmos kažkokios, galų galiai vengrišką kažkokį užsienietišką kamuolį, kas duok dievo universalinėje parduotuvėje būdavo 1-2 kažkokie kamuoliai visai Utenai skirta, tai būdavo kažkas tai tokio. Dabar negaliu pasakyti tiksliai, bet atsimenu, būdavo tokie kamuoliai sneakers. Nežinau, iš kur jų, bet man atrodo visoms sporto mokykloms ar federacijai skiria, aš nežinau, bet... Šokolado fabrikas. Jo, matėt, ir aš nežinau, gal mes gavom kokius 5, pastoviai pešdavome. Jie odiniai ir guminiai? Jo, odiniai. Kaip ir roda, gal dermantinas. Tai pavadinkim taip. Jo, bet pešdavomės, kurie atliks pratimus su tuo kamuoliu. Būdavo svarbu, su sneakers, pramušti vartus. Ar flomasterių neriškindavot nusitrinusių juodų dėmių? Kiek atsimenu, mes
Ne. Tai vadinasi, mes pažengę daugiau, dar vyresnį, tai tokiu atveju. Aurimas Meidus šiandieną svečiuojasi pas mus, kas jis per žmogus, visai netrukus įsiaiškinsime, kol kas mes klajojame po nostalgiją ir tuos gūdžius, tarkim, taip, 90-mečio ar 80-mečio laikus, kada Utenis buvo iš tikrųjų kažkokia legendai, bet futbolo kažkokia tai aureolė dar taip netvyrojo, kaip pastaruoju metu Utenoje. Taigi, Aurimai, vis tik tai atgimęs Utenos Utenis suteikė galimybę ir tau pačiam realizuoti savo kokiaro neišbrandintą, neišvystytą svajonę ir šiandieną esi Utenos Utenis antros komandos vienas iš trenerių. Kaip atsidūrėjai būtent šioje sudėtyje ir ką treniruoji, taip pat tau tenka prisidėti ko gero ir prie pačių jauniausių uteniškių futbolininkų, tokių pat berniukų svajojančių, kada užaugs Ronaldo, Ronaldino ir įvairiausiais kitais traškučių herojais futbolininkais. Prisijungiau prie kolektyvo pernai metais. Kai tik tai buvo suburta komanda, taip? Ne iš karto prisijungiau jau netgi pasiruošimo einant į pabaigą. Tai pasisukė gyvenimas, kad nusprendžiau gal išbandyti save dar kaip žaidėjas, atėjau į komandą kaip žaidėjas. Pasitarus su treneriais po pusę sezono likau turbūt gal kaip treneris. Taip galima pavadinti. O nežinau. Kokios bėdos tave privertė ir visi tai pajutė, kad jau tas parakas parakiniai yra pašlapęs, vaizdžiai tariant, kodėl jau nebeišbėgė į aikštelę ir pačiam tai, šiek tiek norėtųsi dar pagainioti tą kamuolį, kaip suprantu. Pagainioti nėra tas pats, kas atstovauti komandai aukščiausioje lygoje. Tai vis tik tai jau nebemėgėjiškas požiūris turėtų būti. Čia yra profesionalus požiūris, darbas, amžius, manau, reikia užleisti vietą jaunimui, kurie tikrai dar viskas jiems prieš akį ir kurie tikrai, aš manau, dar daug ką galės, daug kur save parodyti ir kai žaidėjai futbolą, kokioje pozicijoje dažniausiai tau patikdavo žaisti? Ar atakuojantis žaidėjas, ar gynėjas? Aš buvau labiau kraštinis žaidėjas, saugas, jau ten atėjau kaip kraštinis gynėjas. Tekę yra visose pozicijose žaisti. Iš kurios kojos įvarčius pildavai? Dažniausiai iš kairės. Iš kairės? Taip. Bet tekę yra įmušti ir dešinę, be abejo. Apgaudavai tokių. Visi tikėdavosi iš tikrųjų taip, kad jau čia atbėga Aurimas, jau viskas, čia jau iš kairės kojas lauko, jis tai iš dešinės. Ar yra kažkoks rekordas pasiektas, kažkokia tai, toks tikrai labai smaldus ir saldus prisiminimas apie tavo įmuštą įvartį arba gerą pergalę, gerą žaidimą, kada iš tikrųjų pasijauti kaip devintam dangoje, būtent po tų rungtynių? Kaip čia pasakius, mes gal prisiminus vaikystę, gal nebuvom labai stipri komanda, bet buvom vieninga, visa draugiška. Didžiausias mūsų priešininkas būdavo Kėdainių komanda, tai juos nugalėjus visą laiką apimdavo mūsų euforija. O kuo jie ypatingi tokie buvo? Mes kažkaip tai dėl su jais varžydavomės visą laiką tam salės futbole, kas pateks į finalinės varžybas. Tai dėl to mums pergalė prieš juos gal būdavo pati svarbiausia tuo metu. Aš kaip ir neprisimenu, kad labai tokių išskirtinių, dabar visos varžybos yra išskirtinios, kurias laimėjau tenis. O šiaip, kad asmeniškai neprisimenu to. O su rinktinė ta suburta, esat pasiekę kažkokias svarbias tuo metu atrodytas rungtynios? Su mūsų Utenos rinktinė, taip vadinu. Aš gal ir pavadinčiau, kad tas patekimas mūsų tarp, taip vadina, aš dabar nelabai atsimenu, kažkaip buvo suskirstyta komandos į grupės ir paskui išeidavo į kitą etapą, tai matyt gal tada būdavo. Labiausiai prisimenu iš vaikystės tai pergalės prieš Kėdainių komandą, nes aš manau, kad ir vaikinai, su kuriais mes loždavom, visą laiką būdavo. O mes ne per seniausiai vieną kėdainiškį kalbinom. Gabrieliui, jo. Taip, tai Gabrieliui ir pasakė jam, kad vis tik tai euforijai buvai, kai Kėdainius patvarkydavot futbolo aikštelėje. Neteko apie tai kalbėti. Taip, puikiai pažįstamas uteniškiams ir ypatingai tiems žaidžiantiems futbolą Aurimas Meidus šiandieną svečiuojasi pas mus, tai vis tai Aurimai grįžkime į
Utenio laikotarpį, prieš metus tau buvo pasiūlyta pažaisti futbolą, po pusę metų vis tik tai pasiūlyta yra trenerio pozicija. Tai ar sudėtinga vis tik tai treniruoti ir perduoti savo žinią, savo talentą ir savo sugebėjimus jaunesniam, tarkime, auklėtiniui, aš nežinau, futbolo kolegui, draugui, kuris nori taip pat siekia dar tokių ambicijų, kad bus ne tik antroje komandoje, ne tik antroje lygoje, bet ir svajos apie Utenys aukščiausią lygą, o galbūt net ir dar kažkokią tai kitą komandą? Aš manau, sunkiausia gal dabar yra perėti iš žaidėjo į trenerio poziciją. Gal yra sunkiausias dalykas kol kas. Visą tai galvoji kaip žaidėjas, ar? Dar gal jau po truputį orientuojamėms jau labiau į trenerio darbą. Aš manau, kad rezultatai pradėjo rodyti antros komandos, kad tikrai žaidėjai mus su trenerio Egidijum tikrai pradeda kaip ir suprast. Ir stengiasi bent jau išpildyti visus mūsų nurodymus. Tai aš manau, su laiku persiorientuosim grinai. Tiek Egidijus, tiek ir tu buvote dar pernai kaip žaidėjai, vat, ką mes akcentuojame, ir iš tikrųjų dar šviežias kraujas, dar tas ta ugnis lakstanti jūsų gyslomis, ir ko gero tai yra naudingiausia, kada, ne tai, kad jau keli metai yra žmogus neragavęs futbolo, vien tik tai reguliuojantis tą eismą, pavadinkime taip, o jūs dar galite ir pagainioti kamuolį ir galų gale parodyti kažkokį tai vieną ar kitą derinį. Taip, netgi šiemet buvom dar su Egidijum išbėgę aikštelę. Čia priešais ką? Prieš Kėdainius? Ne prieš Kėdainius, buvo keletas varžybų, buvau aš išbėgęs, išvykose teko sudalyvauti, padėti jaunimui. O paskutinės 2 varžybas ir treneris Egidijus sulošė, bet dėja gavo traumą. Manau, kad tik tai, kaip čia pasakyti, dabar savo patirtim galės padėti komandai, savo nurodymais ir toliau. O kalbant apie traumas, ar patį lankydavo tas nemalonus dalykas kaip trauma? Nepasakyčiau, kad lankydavo, kad aplankydavo tos taip vadinamos traumas, taip vadinama aplankydavo. Nepasakyčiau, kad tikrai turėjęs daug rimtų ar rimtesnių traumų. Ne. Patempimai paprasčiausiai. Kalbant vėlgi, grįžtant apie komandą ir ypatingai Utenys 2 komandą, ar nori komandos, tarkime, futbolininkai perima tas žinias ir ar klauso trenerio? Galų gale trenerio autoritetas ir tam tikra disciplina, tam tikra filosofija ir požiūrys į futbolą dažniausiai atneša vienokį arba kitokį rezultatą, arba su žaidėju yra randama bendra kalba, arba su juo yra pakankamai sudėtinga ir netgi konfliktiška bendrauti, ir tada tenka kažkokį tai priimti radikalų sprendimą į vienokią arba į kitokią pusę. Būna visko, bet aš manau, kad einam tinkamą linkmę ir aš manau, pradedam tikrai suprasti viens kitą su žaidėjais tikrai geriau, ir aš manau... Utenoje kaip niekad gyvas sportas. Bet kurią sporto šaką paimk. Rankinį, krepšinį, futbolas ypatingai taip vėlgi atgyjęs. Ar yra norinčių vaikų ir tų jaunų žmonių, kurie gali save realizuoti vienoje ar kitoje sporto šakoje? Šį kartą kalbame apie futbolą, vien tai parodo ko gero ir Utenio organizuojamo šeimų tam tikros valandos. Galų gale yra dabar naujovė, kad Utenis ko gero ir su Tamstos pagalba kviečia netgi uteniškius vaikus ypatingai susipažinti su futbolu ir tam tikras nemokamas treniruotės. Šioje vietoje galėtum plačiau papasakoti, kas tai yra per naujovė ir kam jį reikalinga? Be abejo, čia turbūt klubo vadovybės iniciatyvą pradėjom daryti tokius labiau, nepavadinsi gal kad futbolo užsiėmimus, labiau tokio bendro fizinio laimų užsiėmimus vaikam, kurie jo taip yra nemokami, ir kiekvieną antradienį dabar vyksta užsiėmimai Utenio stadione ir tikrai gausiai renkasi vaikų ir su tėveliais, jie praleidžia linksmai laiką žaisdami. Nes tėveliai patys norėtų dar pažaisti, ko gero. Aš manau, taip. Bet tikrai gausiai, netgi kažkiek nustebino tas gausus būrys vaikų, ir kiek girdėjau iš tėvelių, prieina po treniruotės, dėkoja, tikrai labai gera idėja ir sveikintina. Nuo kelintos valandos, kiekvieną antradienį Utenio stadione? Nuo 5:30 ir nuo 5:30 vyksta 2 užsiėmimai, kadangi neįmanoma, galima didelis sakyti, rautas. Didelis rautas,
gal truputį vienam ar dviem asmenim, kaip dviem treneriams sunku suvaldyti tą jaunąją minę, tai vadinamą. Ar išvelgiate jau ir talentų? Be abejo. Visi vaikai judrus. Visi talentingi. Taip, visi talentingi. Net negali žinoti, kas iš kurio netgi išaugs naujas, taip vadinamas Ronaldo. Taip, kuo iš tikrųjų džiaugiasi taip pat ir Lietuvos futbolo federacija. Mes vėlgi grįžtame prie to paties klausimo. Kaip vertini beje Lietuvos rinktinės pasirodymą prieš Maltą? Be abejo, vertinu prastai, bet iš tikrųjų žiūrint tas varžybas daug stalų sudaužiai. Stalų gal nesudaužiau, Kumštį bent jau sumušiai, ne vieną kartą. Trūko vyram gal motyvacijos ar noro. Nežinau net kaip apibūdinti, tegu sprendžia čia. Aukštesnės jėgos, taip. Daug yra pas mus, kaip ir krepšinį, kaip ir futbole, daug yra labai specialistų. Tai aš nenorėčiau komentuoti. O iš tikrųjų, Aurimai, kaip treneris ir pradedantis treniruoti vaikus, ar iš tikrųjų sutinki tokių specialistų kabutėse, kada tėvukas pradeda reguliuoti, tarkime, treneriui, kaip treniruoti jo vaiką. Nes esu, tarkime, iš tam tikrų trenerių girdėjęs, kad netgi jeigu tėvai atsiveda vaiką į treniruotę, tai dažniausiai treneriui pakankamai sudėtinga, nes jau pradeda jisai treniruoti ir jau vaikas pasimeta, nežinau, ar trenerio klausyti, ar tėvo, galų gale ne su juo grįžti į namus reikės ir čia prasideda kažkokie tai vėlgi konfliktai su tėvuku, kuris taip pat įsivaizduoja, kad jis didžiausias specialistas ir autoritetas turėtų būti. Kol kas dar neteko susidurti, ne taip ilgai ir treniruoju, bet aš manau ateity teks. Ja. Tokių specialistų visi yra. Taip, visą laiką yra. Bet aš manau, kad treniruoti turi kompetitingas žmogus, aš manau šiuo atveju treneris ir tėvai turėtų tą darbą palikti treneriam. Taip, specialistam. Aš manau, kad vaikui, jie gal galėtų prisidėti iš kitos pusės kažkaip tai. Labiau motyvuoti irgi vaiką, skatinti treniruotis, ugdyti jo charakterį, padėti su mityba ir taip toliau. O yra tokių sudėtingų vaikų, kurie ateina, tarkime, į tas pirmasis treniruotės ir matai, kad taip, bent jau fizinio lavinimo plotmėj su juo mažai dirbta, gal vaikas ne tai, kad apleistas, bet jisai paliktas, tarkim, prie kompiuterio, jisai paliktas kažkokiam tai pasyviam judėjimui, sportavimui ir jau reikia jam daugiau įdėti kažkokio tai įdirbio, kad jisai galėtų bent jau atitikti tą fizinius kažkokias tai normas pagal savo amžiaus grupėje esančius kažkokius normatyvus. Taip, yra tokių vaikų, bet žinokit, kaip nekeista būtų, bet jie labai stengiasi ir labai noriai dirba, labai noriai bėgioja ir spardo. Jie galbūt atranda patį fizinį aktyvumą. Taip, ir jie matosi, tas patinka ir matosi, kad tikrai juda į priekį, žinokit. Nenoriu aš čia komentuoti, bet yra keletas pavyzdžių, kur tikrai nustebino, kad vaikas kaip iš sportinės pusės tikrai buvo silpnokas iš judėjimo, bet jisai per keletą mėnesių tikrai pajudėjo į gerą pusę ir jis tikrai mažai kuo dabar nusileidžia. Žodžiu, noras ir motyvacija vis tik tai yra taip pat svarbu. Aurimas Meidus svečiuojasi pas mus šiandieną Utenos Utenio laidoje Vienas tikslas, viena komanda ir ko gero, Aurimai, mes dabar pakalbėkime apie tai, kad koks tu esi žmogus laisvalaikį be futbolo. Be futbolo turbūt šeimos žmogus labiau pasidariau. Nesukūrė šeimą, tai natūralu. Taip, daug laiko praleidžiu gamtoj, sodyboje. Mėgsti kažkokius tai hobis? Koks tavo dabar yra hobis? Mano hobis? Be futbolo. Daug hobių, gal muzika, gal dainavimas, bet futbolas pirmoje vietoje. Supratau. Čia ir darbas, ir hobi. Muziką mes esame jau parengę ir pas tave tokius tikrai
roko stiliaus dainos yra ir roko stiliaus muzika. Šį kartą pasirinkai Coldplay kompaniją, mes pasiklausysime artimiausiu metu jo kūrinio ir žinoma, pratęsime pokalbį, kurioje dalyje, jau antroje dalyje mes jau sužinosime, kogi domisi interesantai Facebook profilio lankytojai ir tie žmonės, kurie Facebook profilyje paliko Aurimui Meidui klausimus. Visa tai jau čia Utenos Utenio laidoje Vienas tikslas vieno komando. Pasilikite kartu ir žinoma sužinokite, ką mėgsta, ko nemėgsta ir kaip gali atsakyti Aurimas Meidus į mano pateiktus klausimus. Populiariausias pasaulyje žaidimas futbolas pristato Utenos Utenio radio laidą Vienas tikslas viena komanda. Kiekvieną trečiadienį nuo 15 valandos per Utenos radiją. Kartojama po 15 valandos žinių ketvirtadienį.
Ganja Nation, it bound station, Lithuania Connection, Revolution Festival. Rastafari is Daddy Freddy. Over there, sir. Šiandieninis pasaulis per daug žvangina ginklais. Todėl Janation komanda organizuoja muzikinę revoliuciją už taiką, vienybę ir meilę. Festivalis vyks birželio 19-21 dienomis Utenos rajone. Kur jūsų lauks 3 muzikinės erdvės ir virš 50 atlikėjų pasirodymų iš visos Europos. Bilietus gali įsigyti biletai.lt kasose bei jau internetinėme puslapyje. Sek naujienas čia revolutionfest.lt. Projektą remia Utenos rajono savivaldybė. Kviečia vasaros teniso aikštynas. Kiekvieną dieną nuo 13 iki 21 valandos. Telefonas pasiteirauti 8646 129 19. 8646 129 19. Populiariausias pasaulyje žaidimas futbolas pristato Utenos Utenio radio laidą Vienas tikslas, viena komanda. Kiekvieną trečiadienį nuo 15 valandos per Utenos radiją. Kartojama po 15 valandos žinių ketvirtadienį. Tai pas mus svečiuojasi Aurimas Meidus, kuris išgėrė dabar litrą vandens ir atsigavo, nes jau tikrai buvo visiškai išdžiuvęs. Aurimai, ir sudėtinga tau kalbėti, ar vis tai lengviau futbolą žaisti? Be abejo, lengviau žaisti futbolą, negu kalbėti su jumis. O kaip reguliuoti viską tada? Ženklais reikia rodyti kažką, tai kur bėgti, iš kur kampiniai spirti? Kažkaip iškalba aikštelė, aš kaip suprantu, tikrai pas mane didesnė negu pas jūs radio stoty šiandien. Mindaugas Čiapas, nepasakytum, kad nemoka kalbėti, jisai net ir užkimsta ir labai tada per rungtynės ypatingai stebint. Tai tada Mindaugui reikia taip pat tau pasimokyti iš Mindaugo. Aš Mindaugo labai daug mokausi, ne tik tai kalbėti, taip pat ir tam šitame kolektyve ir Rolandas Džiaukštas, Mindaugas Čiapas tikrai daug duoda kiekvieną dieną, išmoksti daug naujo iš jų. Ar esi susigyvenęs su visa Utenio komanda ir su visa ta bendruomenė, nes 2 komandos tai tikrai nemažas ūkis ir atskiros komandos, truputėlį skirtingi tikslai, bet žinoma, vienas tikslas yra viena komanda, kaip skamba mūsų radio laidos pavadinimas ir Utenos Utenio šūkis. Sakyčiau taip, iš tikrųjų labai ir matosi, ir tikrai draugiškas kolektyvas, ir jokių konfliktų, nieko, administracija irgi taip pat, visi draugiški, geranoriški, vienas kitam padeda, tikrai einam vieną linkme ir manau daug ką pasieksim. Tai, kalbant apie trenerio poziciją tavo Utenos Utenio antroje komandoje, kokia jinai yra? Na, vis tik tai Egidijus Varnas yra kaip ir pagrindinis treneris, tu jau toks lygmuo kaip Rolandas Džiaukštas, tarkime, antrasis treneris. Taip, skaitausi, aš Egidijaus Varno trenerio asistentas. Visada norėjau paklausti, kokiu principu yra per rungtynes keičiami žaidėjai? Ar tai tavo paties sprendimas būna, ar tai, lyginant galbūt Rolando ten sprendimas, ar visą laiką yra su vyriausiu treneriu derinami? Nes dažniausiai treneris stebi rungtynes, stebi kažkokias tai pozicijas, duoda nurodymus, tuo tarpu antrasis asistuojantis treneris turėtų kažkaip tai paruošti, parengti, jeigu reikalingas pakeitimas ar kažkokie kitokie sprendimai. Visus sprendimus be abejo priima vyriausias treneris, aš manau, bet treneriai tarpusavį tarėsi. Komunikuoja. Taip, komunikuoja. Gal kažką vis tiek 4 akis geriau negu 2 akis, gal kažką įžvelgia daugiau. Pastarosios rungtynės parodė, kad Utenio antroji komanda žengia tikrai gerai linkme, šlovindama ir keldama futbolo lygį. Aš kalbu apie tai, kad net ir berods rezultatas buvo 5-0. Rezultatas 5-0 buvo antro kėlinio pradžioje. Aha, o po to? Baigėm 7-0. Aš jau taip įsigandau, kad gal 9-5 liko pralaimėjusi pozicijai, bet 7-0 visai neblogai, čia kaip Vokietijos merginos, ką tik tai nugalėjusius savo konkurentės. Ar malonios buvo tokios rungtynės, kada tie jūsų treniravimo, tarkim, kažkokie tai spausti prakaito lašai duoda štai tokius puikius rezultatus? Be abejo, labai malonu, vaikinukai tikrai sužaidė iš visų jėgų, įmušė, kiek susikūrė progų, beveik visas išnaudojo, be abejo.
Galėjo būti ir daugiau, bet labai patenkinti šito rezultato. Gal nevykim čia Dievo į Utenos Utenių stadiono pušį ir tu pasidžiaugiam, kad 7-0 iš tikrųjų labai fantastiškas rezultatas, nes po to jau sakys, palaukit, o ką mes čia žaidžiam, kokią sporto šaką žaidžiam. Aurimai, ateina metas, kada reikia atsakyti į klausimus, ar pasiruošęs? Pasiruošęs. Gerai, tai važiuojam. Internautas pavadinimu išėjęs degtukų klausė, kodėl Utenys 2 nerungtyniauja LFF taurėje. Kaip suprantu, Lietuvos futbolo federacijos taurėje. Todėl, kad rungtyniaus Utenis, pirma komanda, o šiuo atveju... O taurė tik tai viena. Taip, negalėsgi finale žaisti Utenis 2. Ne, šiuo atveju... Kodėl? Įdomu būtų. Šiuo atveju dalyvauja tik tai pirma komanda taurės organizuojama, federacijos taurės organizuojamos varžybos. Taip, pagal nuostatus, taip. Antra komanda negali. Tas pats žmogus teirausi, jūsų kaip trenerio nuomonė, ko trūksta Utenio puolimui, nežinau kuriam. Komanda labai nerezultatyvi. Tai čia ko gero apie pirmąją komandą mes kalbam dabar. Taip, galėtum pakritikuoti? Aš gal geriau atsakysiu, kodėl antra komanda tapo rezultatyvi, o apie pirmą komandą... Apie savo garažo automobilius pakalbėkim. Tai. Aš labiau gal apie tai galėtų atsakyti vyriausias treneris ir asistentas trenerių. Aš manau, ateis įvarčiai, reikia laukit. Komanda dirba ir tikslingai dirba ir manau, tikrai bus įvarčių, bus dar daug pergalių ir manau, pasidžiaugsim visi. Komanda, antroji ypatingai komanda visada yra, tam tikra dublerė arba tam tikras daržas užauginti perspektyvų žaidėjai tinkantį jau pirmai komandai. Kada ateis tas metas, ar išvelgiat kaip treneriai jau tokių perspektyvių žaidėjų, kurie savo sugebėjimais jau gali prilygti, o galbūt net ir pranokti esančius dabartinėje Utenos pirmosios komandos sudėtyje? Kodėl? Ir pirmoji komanda yra registruoti jau jaunieji, ir Lukas Paukštė vartininkas, ir Tomas Šavlovskis, jie visą laiką yra stebimi ir kiti žaidėjai. Jau yra galimybė suteiktos. Taip, visi treneriai visą laiką stebi jų visą treniruočių procesą, jų atsinešimą per varžybas, per treniruotės, ir aš manau tikrai netolimoje praeitį jūs dar pamatysit ir ne vieną, manau, uteniškį ir netgi atstovaujant pagrindiniai Utenos Utenio komandai tikrai jaunimas dirba, nori ir matosi ir perspektyvos yra. Nenorėčiau dabar įsiplėsti, bet aš manau, netolimoje ateityje pamatysim tikrai. Ar yra kažkokios nuobaudos, jeigu neklauso trenerių Utenos Utenio antroje komandoje, kad tai galbūt varlyte aplink stadioną keletą ratų, galbūt ar kažkokia tai situacija? Čia sovietinių trenerių mąstymas. Taip, yra. Stengiamės, kad tų nebūtų tokių dalykų, stengiamės su vyrais šnekėti. Bet renka konkurenčius? Ne. O ką daro? Taip nebuvo, žinokit, tokio gal atveju, net negalėčiau kažkaip priskirti tokio dalyko. Supratau, diplomatiškas atsakymas priimtas ir reikėtų pabūti kokiaro komandoje, kad sužinotum, jeigu prasižengi, kas tavęs laukia. Nerijus teiraujasi, jūsų favoritas pirmoje Utenos Utenės komandoje? Favoritas? Gabrielius Zagurskis, nes iš Kėdainių. Favoritų gal nelabai aš turėčiau. Šiaip norėčiau skirti visą komandą, visi komanda stengiasi. Man visi lygus ten. Visi geri žaidėjai, visi stengiasi, visi jauni žaidėjai. Malonu matyti jų atsinešimą treniruotės. Taip. Kaip neįskirčiau nei vieno žaidėjo, nes visi man lygus ir visi vienodai geri. Kitas Nerijus teiraujasi, tiesiai šviesiai, ką mes ir čia pradėjome kalbėti, diskutuoti, ar nervina Lietuvos nacionalinės rinktinės paskutinių draugiškų rungtynių rezultatai? Atsakysiu trumpai, taip. Ačiū, atsakymas priimtas. Nerijus teiraujasi, ir pritarėte Marijonui Mikutavičiui, citata. Mikutavičiaus tebūnie Lietuvos futbolo federacijos prezidentu Andis Landau, svarbu, kad ne tas, kuris yra dabar. Marijonas biški per grubiai, Mikutavičius. Kodėl Landau gal ir tiktų Lietuvos futbolo federacijos prezidento posto, jinai tarp krūtų laikyti Coca-Colos buteliuką? Gal jinai tegul tą ir nežinau net kaip pavadinti, jį, juo ar jinai. Bet aš manau, čia laiko aš manau, čia laiko klausimas, kada įsispręs šitie visi dalykai federacijoje, rinktinė ir nenorėčiau diskutuoti šito klausimu, nes nemanau, kad mes galėtumėm, taip. Tegul diskutuoja
daugiatūkstantiniai žinovai futbolo. Taip. Kitas Nerijus teirausia, kiek jų nemažai. Kada Utenoje auginsite žaidėją Lietuvos rinktiniai? Čia ko gero apie antrą komandą ir apie tiesioginį tavo darbą, taip pat apie tas nemokamas treniruotės vaikų, kurios vyksta kiekvieną antradienį. Mes tikimės tikrai artimiausių laikų. Beje, užaugintas vienas yra, tik tai gaila, kad jisai traumuotas. Mūsų jaunasis Lukas Paukštė, jisai pernai atstovavo 16-mečių Lietuvos rinktinį. Tik tai gaila sustabdė mūsų vaikinuką traumą. Gana rimta, kaip tokiam amžiui, bet aš manau, atsakymas yra. Jau yra išauginti, manau, kad auginsim dar ne vieną. Visas, ko gero, 11-ukas, tai yra futbolo komanda Dive United teiraujasi. Kada su futbolo komanda Dive United komanda atsiskaitysite už nupirktą žaidėją Deividą Stasiulionį? Aš kiek žinau, Dive United paskolino, mes nepirkom Deividą Stasiulionį. Kortom pralošė, klausykit. Aš manau, tik tai pirmą profesionalų kontraktą Deividas pasirašys, aš manau, iškart bus atsiskaityta su šito klubu. Supratau. Nerijus teirausia, kaip vertinate treniruojamos komandos rezultatus, kokie komandos vadovų tikslai buvo keliami sezono pradžioje jūsų komandai? Pradėsiu nuo tikslų, gal konkrečių tikslų nebuvo. Aš turiu omeny apie vietą užimamą, kokią reikia užimti, bet tikslas buvo vienas, kuo daugiau jaunimo pritraukti į arčiau futbolo, kas sugrįžtų, kas buvo metęs treniruotės ir tikrai vyrai nori eina, o rezultatas matosi per paskutinės 2 varžybas. Taip, tikrai patenkinti treneriai. Dar viena tokia pastaba, kodėl per antros Utenos Utenis komandos varžybas nėra vaikų padavinėjančių kamuolius. Čia ko gero vaikų išnaudojimas, tai jūs neišnaudojat vaikų, dabar kaip supratau. Taip, jūs teisus, bet pagal reglamentą, aš kaip suprantu, A-lygos varžybose būtinai turi... Taip, kažkas tai paduotų kamuolius. Taip, būtinai, o to nereikalauja taisyklės. Bet mes su mielu noru, jeigu tik treneriai atvestų vaikus, jeigu būtų norinčių vaikų padavinėti kamuolį, kodėl ne? Nėra, o kodėl jūs pats nestovite ir nepadavinėjate kamuolį? Aš norėčiau paklausti, kodėl jūs vaikus norite išnaudoti, kad jie padavinėtų kamuolį? Tai maloniai prašom, kada ir pirmosios artimiausios rungtynės? Artimiausios rungtynės jau šiandieną, tik tai žaidžiam išvykoje, taip vadinamas Rytų Lietuvos derbis šiandien. Visagino sporto centro komanda prieš Utenis 2. Kas galite ir norite, prašom atvažiuoti palaikyti jaunų futbolistų, tikrai. O kalbant, tai kokios prognozės trenerio, ar 7-0, ar daugiau? Labai norėtumėm, kad būtų 7-0, bet treneriai tam ir dirba, kad jų komanda... Kad tiek nebūtų, taip. Kad jų komanda iškovotų tik tai sužaistų tik tai teigiamai. Aurimai, mėgstamiausias patiekalas, nesakyt, kad vėlgi, kaip Utenos Utenio čia tradicinis tampa patiekalas makaronai su vištiena arba vištiena su ryžiais, čia dar yra antrasis variantas. Pernai aš irgi būčiau įvardinęs kaip mėgiamiausia. Teks paragauti. Žinokite, gal pasakyčiau, kad žmonos daromi, tai vadinami kebabai. Žmona fantastinė kulinarė. Turkė? Ne, grina uteniškė. Tiesiog moka pagaminti šį patiekalą. Gerai, dar vienas klausimas. Taip, kai kuriuose federacijose vyrauja praktika, kad jaunimo komandos treneris yra ir pagrindinės komandos trenerio asistentas. Ar nemanote, kad tokia praktika būtų naudinga ir Utenos Utenis komandai, visam klubui, ko gero čia? O tai mes ir esame Mindaugo Čiapo asistentai. Ar nesimatė, kad mes esam trenerių kolektyvas, taip vadinamas štabas, ir kiekvienose varžybose mes kartu sėdim kartu su visais treneriais. Gal stogelis uždengia tiesiog nuo žiūrovų, tai ir nesimato. Kitą kartą yra trenerių štabas, mes skaitomėms kaip vyriausi trenerių asistentai taip pat. Aš manau, kad per artimiausios rungtynės, kurios vyks birželio 19 dieną, nenustepsiu, kad Faustas lieps įskaityti ir taip pat ir štabą visą trenerių, kad žinotų, pagarsinta būtų. Aš nustebęs Faustą, dėl ko neskaito iki šiol, nes kituose stadionuose skaito. Taip, Faustai, strėlės tavo adresu. Dar vienas klausimas. Kokios prognozės kitam sezonui, kai dalis komandų žaidėjų išvyks studijuoti į Vilnių ir Kauną, ir kas juos pakeis ir kokioje lygoje ketino rungtyniauti komanda kitą sezoną?
Čia aš suprantu apie Utenis 2 klausimas. Taip. Aš manau, yra grupės jaunimo, jeigu jie norės ir be abejo gali prisijungs jaunesni paprasčiausiai žaidėjai. 2000 metų gimimo. Tam ir ugdoma, jo, pamaina Utenis 2 ir iš Utenis 2 ugdo pamaina Utenį, kaip sako. Iš tikrųjų dar vienas įdomus klausimas, kodėl Utenis 2 komanda nedalyvauja miesto pirmenybėse. Aš manau, kad kokie 80% visų žaidėjų žaidžia, tik tai žaidžia kitose komandose. Mūsų tikslas yra antra lyga. Pasirodyti ko geriau, o jeigu žaidėjai sugeba suderinti, jie po treniruočių žaidžia už kitas komandas. Taip, mano klausimas panašiai skambėjo, bet pacituosiu, nes šiandien dar yra pateikti ir tam tikras metų intervalas. Kada užauginsite žaidėją pirmąjį Utenos Utenis komandai? Ir daug specialistų kabutėse sako, kad po 5 ar 10 metų, ar manote, kad po 5 ar 10 metų Utenos vaikai bus kitokie, greitesni, fiziškai ištvermingesni ir taip toliau? Net nebejoju ir stengsime jums dirbti linkme ir kad kuo daugiau ir kuo greičiau ir kuo daugiau žaidėjų iš uteniškių ar netgi galima bandyti Utenos regiono, taip būtų pirmos pagrindinės komandos žaidėjas. Tai ką, tiek klausimų ir belieka dabar tik tai pasidžiaugti visais pateikusiais tuos klausimus. Norime priminti, kad jūs galite pateikti šios klausimus Utenos Utenis Facebook socialinėje paskyroje ir žinoma, iš karto, kai tik tai yra paskelbiamas, kas apsilankys laidoje, iš karto jūs galite pateikti ir norisi palinkėti, kad jie būtų tikrai tokie originalūs, linksmi ir kitą kartą net netikėti. To nuoširdžiai noriu palinkėti ir ne tik Utenis, ko gero, padovanos jums prizų, bet ir net ir Utenos radijas prisijungs prie šios žmogaus tokio pasikalbėjimo. Aurimas Maidus, antrosios komandos Utenos Utenis treneris šiandieną svečiuojasi pas mus. Aurimai, tau dabar belieka tik tai burtų keliu arba tiesiog savo simpatijas kažkokiam atiduoti vienam iš klausimų ir kada mes pakviesime į artimiausias rungtynes. Šį kartą, ko gero, po teisybei reikėtų kviesti į artimiausias Utenos Utenis antrosios komandos rungtynės. Tai be abejo, norėčiau. Čia Visagine šiandieną žaidžiate? Šiandien Visagine, bet... Tai bilietą pirksim autobusu. Tai galima kaip prizą. Galima. Taip. Faustas jau nerezervuok Faustai bilietų, dabar nereikia. Kaip klausimą turbūt išrinkčiau gal šmaikščiausią tą FK Dive United klausimą. Visai komandai dovana. Taip, visai komandai, jo. Padavinėti kamuolius. Kada, jo, antros komandos varžybose, kurios įvyks beje birželio 15 dieną 7:30 vakare 19:30. Priimsim Gariūnų, vieną iš lyderių, antros lygos Gariūnų komandą. Tai su krepšiais atvažiuos? Su prekiam? Jeigu norės ne 7-0, tai teks. Teks, naujų treningiukų iš karto pasiūlys, taip. Ir gal išrinkčiau šitą šmaikščiausią klausimą, kada už nupirktą žaidėją atsiskaitysim. Tai sveikinam visą FK Dive United komandą ir Deividas Tasilionį, kuris yra kaip legionierius Utenos Utenis 2 komandoje. Ir prizas, kaip ir sakė treneris, tai visai komandai kviečiame padavinėti kamuolius. Žinoma, juokaujame, iš tikrųjų susisieks oficialus Utenio atstovus ir įteiks jums prizą, ko gero artimiausi pakvietimai į rungtynes. Kaip girdėjote, 15 dieną Utenos Utenis žais su Gariūnų komanda ir tai bus 19:30 Utenos Utenio stadione. Dar, besibaigiant mūsų laidai, primenu, kad jau birželio 19 dieną mes kalbame apie A lygą ir būtent čia Utenos Utenis, pirmoji komanda susitinka Utenio stadione penktadienį 18:30 Lygiai 18 valandą ir susitinka su Šiaulių komanda ir dar kartą primename, kad valandą prieš rungtynes visada laukia jūsų ir šeimų zonos, o tie, kurie norite, tėveliai, ypatingai mamytės, močiutės ir seneliai, atvesti savo mažylį, pasimankštinti ir tiesiog susipažinti su futbolo kamuoliu, smagiai praleisti laiką trenerių akivaizdoje ir tiesiog, kad jūsų vaikas ar anūkėlis būtų fiziškai aktyvus ir sportuojantis, kiekvieną
kiekvieną antradienį nuo 17:30 minučių ir 19:30 minučių. 17:30 ir 18:30. Taip. Tiek informacijos. Ačiū Aurimai, kad iškentėjai šią valandą atsakinėdamas į mano pateiktus klausimus. Tai buvo laida Vienas tikslas, viena komanda. Susigirdėsime jau ateinančią savaitę, kartojimas ketvirtadienį po 15 valandos žinių. Iki. Populiariausias pasaulyje žaidimas futbolas pristato Utenos Utenio radio laidą Vienas tikslas, viena komanda. Kiekvieną trečiadienį nuo 15 valandos per Utenos radiją. Kartojama po 15 valandos žinių ketvirtadienį.